Sveiki prisijungę prie Pokyčių namų YouTube kanalo. Šiandien su manim Pokyčių namų bendruomenės psichologė, psichoterapijos kandidatė Simona. Tai labas, Simona. Labas. Tai norisi, kad klientai, žmonės, kurie ieško psichologinės pagalbos, šiek tiek tave geriau pažintų. Tai norėtųsi ir paklausti, kodėl pasirinkai psichologo kelią? Tai kelias iš tikrųjų, kad būsiu psichologė, žinojau gal kokių 15 metų, kai pati save nusivedžiau pas mokyklos psichologą turėdama tam tikrų sunkumų. Ir iš tikrųjų iki pat mokyklos baigimo aš pas mokyklos psichologę reguliariai lankiausi ir galvojau, kad iš karto stosiu, tačiau vis tiek būna taip, kad žmonės aplinkui kažką sako, mes labai patikim ir suabejojam, tai vienus metus mokiausi visiškai kitą dalyką, tačiau pamačiau, kad vis dėlto psichologija bus mano ir perstojau į Vilniaus universitetą mokytis psichologijos bakalauro ir jį baigiau iš tikrųjų prieš gana ilgą laiką, 2011 metais ir galvoju, esu gal vis dėlto per jauna eiti, dirbti kažkaip kaip psichologė ir nežinau, ar tikrai ir kurį magistrą rinktis, mokytis. Tai gavosi taip, kad atsidūriau medicinos fakultete, žmogaus fiziologijos katedroje. Ir galvoju, man visada įdomus žmogus buvo iš visų pusių pažinti. Tiek psichologiniai dalykai, tiek fiziologiniai, tiek kūno dalykai. Ir dirbant ten, galvoju, gerai, kur man ta karjera galėtų eiti, kaip man čia dar žmogų tą pažinti. Atsidūriau neurobiologijos magistrą iš tikrųjų. Ir baigiant tą, bet tačiau mano magistrinis buvo vis tiek kūrybiškas, psichologija ir apie kūrybiškumą. Ir baigiant pasitaikė proga iš tikrųjų išvažiuoti iš Lietuvos. Ir aš 7 metus Londone universitete dirbau kaip psichologijos laboratorijoje, prižiūrėjau visus ir studentus palaikiau su statistika. Tačiau vis kažkur giliai kirbėjo ta mintis, kad norėčiau būti praktikė. Ir grįžus į Lietuvą, po metų atsirado galimybė stoti ir įstojau į sveikatos psichologijos magistrą ir pasibaigiau, nes tiesiog pajaučiau, kad tai yra tas sritis, kur aš pagaliau ir jaučiuosi subrendusi ir atsidurti. Ir tiesiog netgi dirbant visus kitus darbus pamačiau, kad kaip svarbu žmonėm yra psichologinė ta pagalba ir ypatingai yra vis tiek daug žmonių, gal mūsų didmiesčiuose tikrai yra pasiekiama, tačiau už didmiesčio ribų mažiau pasiekiama. Tai aš pradėjau galvoti irgi, kaip galima būtų tą pasiekiamumą padidinti ir tiem, kas ne didmiestyje gyvena. Tai atsidūriau ir Pokyčių namuose, nes yra ta galimybė nuotoliu konsultuoti ir padidinti tą prieinamumą. Tai tavo kelias toks įvairus buvo iki tos psichologijos, ne toks tas bakalauras, magistras ar ne, bet keliavai įvairiai. Ir kiek žinau, kadangi pristačiau kaip psichoterapijos praktikė, tai yra kandidatė į psichoterapeutus ar ne, tai dar mokysies, suprantu, ir kryptį irgi kažkokią esi čia pasirinkusi, tai gal irgi gali su mumis pasidalinti. Mokausi porų ir šeimos psichoterapijos būtent, nes bendrai mano toks priėjimas prie dalykų yra per santykį, o tas santykis tai yra tiek su savimi, tiek ir su kitais žmonėmis yra svarbus. Ir kuo mane sudomino būtent šeimos porų psichoterapijos mokymasis, tai yra mokaisi tos sisteminės psichoterapijos, kur pasižiūrėti ne tiek į vieną žmogų, bet kaip mes veikiame kažkokioje grupėje, kažkokioje sistemoje, kokie tie yra mūsų vaidmenys. Gal tai, kaip dirba mano pačios smegenys, yra labai, labai tinkamas dalykas tame. Ir tuo pačiu man labai svarbu yra būtent specialistus taip pat su traumom darbuotis. Esu pabaigusi ir akių nujautrinimo, akių judesiais ir perdirbimo terapijos mokymus ir su tuo taip pat dirbu, kaip padėti žmonėm pasigydyti ir tas sielos žaizdas, taip kaip mes pasigydom kartais ir tas realius, nežinau, kaulų lūžius ar kažką. Tai man tas labai svarbu yra priėjimas ir per tokią traumos informuotą tą konsultavimą ir terapiją. Suprantu, jau tada, kadangi kitas klausimas, kokiom temom labiausiai mėgsti dirbti, tai suprantu, jau traumos girdžiu ar ne, tas toksai modelis, bet gal gali vis tiek pasidalinti dar ir pati, tai kokios temos yra tavo, tu mėgsti jas, kokie gal klientai dažniausiai ateina pas tave?
Taip, tai trauminės tos patirtis tai yra viena tikrai iš tų temų man labai svarbi ir kitos temos, tai žinoma santykiai, tai vat yra poros, tačiau ne tik poros, aš manau, mes dažnai pamirštame, ypatingai šiais laikais, kur labai dėmesys pradeda krypti ir link draugysčių ir tos mūsų ilgos draugystės, tai aš iš tikrųjų siūlau konsultavimą ir netgi draugų tom porom ateiti, nes kartais irgi kyla konfliktai, o kyla konfliktai tarp draugų ir ką mes jau nebe draugai, ką mums daryti, jeigu mes irgi norim pasišnekėti, taigi ne pora, bet vis tiek norėtųsi kažkaip galbūt išmokti, kaip toje draugystėje būti, ypač ilgą laiką. Tai su būtent draugystėm, santykiais ir taip pat įvairiais, sakykime, tais tapatybės klausimais ir buvimas, savęs paieškos, įvairūs tie pokyčiai kartais būna įvyksta, tiek ten seksualinės orientacijos paieškos, mąstymai, lyties tapatybė, tačiau netgi ir tokie dalykai kaip tapimas mama ar tapimas kažkokių partnerių, vyrų, žmona, tai taip pat yra tam tikras pasikeitimas. Tai irgi gali sukelti įvairių jausmų, tai įvairūs tokie tapatybės klausimai ir pokyčiai gyvenime yra dar kita tema. Ir kažkaip gaunas, kad žmonės ir ateina su tokiais pasiieškojimais ir labai dažnai tie pokyčiai, ypatingai paskutiniu metu tikrai daug dirbu su įvairiom netektim ir tais gedulo jausmais ir kaip tame išbūti. Ačiū, labai įdomios temos, kurios tau pačiai svarbios ir tokios gal nėra labai dažnos netgi, ypatingai tas tapatybės, gal virsmas ir panašiai, tai kartais net būna turbūt sunku ir specialistą rasti, tai džiaugiuosi, kad irgi pasidalinai ir manau, kad dar mūsų klausytojai išgirs ar ne, kas jiems aktualu. Bet yra žmonių, kurie nori kreiptis, bet nedrįsta kreiptis. Ir čia turbūt labai dažnas žmogus pagalvoja, gal jau reikėtų, bet. Tai ką palinkėtum tokiem žmonėm, kurie nesijaučia drąsiai kreiptis pagalbos? Pirmas žingsnis visada yra sunkiausias ir reikia per tai pereiti. Ir man tiesiog tas yra kaip su smalsumu pažiūrėti į savo tą nerimą, kodėl nesinori ar kodėl baisu tą žingsnį žengti, kas per spaudimas ar nespaudimas atsiranda, nes kartais man atrodo, kad yra tokia baimė, kad galbūt čia mane teis ir tas terapeutas, kad aš atėjau per vėlai, kad gal reikėjo anksčiau ir kas čia su manim bus, tai to tikrai nėra. Kad jau ateini, tai jau yra tą dieną, atėjai ir tai yra svarbiausia, nesvarbu ten anksčiau, vėliau, atėjai ir dirbam ir tikrai tas yra, kad tame ir išbūnam. Ačiū labai, kad pasidalinai ir turbūt tikrai labai svarbi tavo mintis yra ta, kad psichologas tikrai neteisia ir priima žmogų su visa ta jo patirtimi tokį, koks jis ateina. Ne? Taip, visiškai. Ir aš bendrai savo praktikoje, mano yra tokie gal anglų kalba du žodžiai, curiosity and compassion, tai yra tas smalsumas ir atjauta, kur aš pati taip žiūriu į žmonės ir labai noriu, kad ir žmonės, kurie pas mane ateina, irgi taip pradėtų žiūrėti ir save. Tai ačiū labai, kad pasidalinai. Iš tikrųjų, manau, žmonės tikrai išgirdo tavo tas žinutes ir tavo patirtį, kurią tu šiandien čia su mumis pasidalinai. Jeigu jums patiko tai, ką išgirdote, jeigu tai jūs atliepia, kviečiu užsukti į Pokyčių namų puslapį ir susirasti Simonos profilį, užsiregistruoti konsultacijai pas ją ir eiti pokyčių keliu.